Nuo ko nukininka. Padarom priekabą. Vežti. Grūdam. Ada kam nors. Iš tokio šiukšlių krūvos ir žiedas. Ir tilts. Ratai dvigubi. Maži. Kažkas bus apie ilgis planuojama 6 metrai. Kūzovo 6 ant pusantro kažkur aukštis. Plotis 2 pem. Apie 2 pem. Kažkai gera tokia būtų priekaba. Nu, pažiūrėsim. Čia dabar ir tiesiog va tokį šiukšlių krūvą. Su dokumentais, kad nemesti metalą. O kodėl nepabandyti išdrožti kažką iš ano. Išburti iš šiukšlių krūvos. Persipjausim. Čia šitai vietai bus priekis. Čia va. Padarysim dešlių. Prailginsim. Čia tie šūdai visi išsimes. Čia bus galinis tiltas, čia priekinis. Ant pagalvių. Stabdžiai būgnai. Ką tai priklauso prie ūkį. Pažiūrėsim, kaip čia išės. Gal visai graži priekab gausis, o gal tiesiog padarysim platformą ir nusipirks kas nors platformą ir dasidarys jau kaip kam ką reikės. Vien žodžiu čia. Da nieks neaišku, bet darbo eigoje viską parodysiu. Kaip kas kur iš kur, čia vat pati pradžia. Tiesiog toks šiukšlyns. O iš tų šiukšlių gal kažką padaryti. Tai pabandykim. Padaryti kažko. Čia berniukai ir mergaitės vadinasi briaunų paruošimas. Virinimui. Aš tai nesipis su turbingu akmeniu, nežinai, ten bzz, blėt, kol nudruožiu. Aš paėm su pjovimo diskeliu. O tokį va. Tas buvo čia. Nupjauni. Ir turi briauną paruoštą suvirinti. Susideda paskui taip atlygiai gražiai. Prasivirina, su pravaru. Ir tada jis garantuos, kad čia nenulūš ir nenulinks. O kaip jūs briaunas paskesimat, su šmergeliu šmergeliuoja, tą nupjaunu, taip. Aišku, jeigu ir šans prieit, nes kitur, kur nein prieit, žinai, nuskeli, tai net kaip pasirinkimus. Darai va taip šitais va. Plius minus, kem 5 čia, žinai. Kas dirbta darbą, suprant, kad čia keli laipsniai šiandien ten pajebati. Ne chirurginis čia darbs tie, ne širdų peruoti. Saulutė šviečia, žudikas guli. Mergus cypia klykia prie vandens su tavo triperis, kuruoč su kiaurais tekiniais. Ką daryti? Eini, kuruočiai auto to use tinklapį. Išsinuomai kokią nori mašiną. Pasiėmi savo merginą ir varai prie vandens pakimarinti. Nuorodų paliks aprašyme. Nueisit, pasispausit, pasiskambinsit, susitarsit ir jums kokią nori karočią mašiną atvarys. Dešlių reik prikonstruoti. Tokį va, miško vežinį. Prie šitą žiedėlį. Ir toks koks yra. Čia užsibrėžim, atsimiravom. Skipai nusipjaus, įsileis į vidų, susivirins. Originals buvo visiškai taip pat. Tik su aštais buvo prisukas. Čia privirinsim. Aštais niks nesipisinis. Pabėški. Prisivirina. Tie galai šitais. Prisipėts keliuoju. Čia jau dabar ratikinis praeintai visur.
Nes buvo čia kažkur. Ne, aplinkui apsuk, dabar aplinkui apsisuk. Čia dasidės rėms kiek reikės ir virinsiam, lipdysiam, bursim iš šūdą vašką toliau. Kažko išbursim iš šiukšlių krūvos. Prisikonstravom dėšlių prie žiedą. Pieniniau. Ai, šitas dėšlius čia yra labai zdarovas palyginus. Palyginus prieš tokį remuką. Nes čia yra, tas dėšlius ir kur, karoči, tempa miškovežius visokius ten Skandinavijoje antrą fūrą prisikabint. Vien žodžiu. Ausikės. Pieniniau, čia šitais reguliuojasi. Pasisukinėjai, jeigu nori aukščiau žemiau. Spiruoklį įtempia, kleidi. Viskas na chodu. Viskas na chodu. Dabar drožam iš irgi šiukšlių krūvos rėmą. Tokiu pačiu išmatavimu. Visi čia reikia apsipjaustyti. Nusipjauti, ko nereikia. Cinkuots. Pailginimai tie į tarpą. Jie susijungs priekį su galu. Priekinis tilts ir galinis tilts. Ir jau šioks toks, jau vaizdelis jau bus, kad kažkas čia yra. Čia irgi nusidrožti. Jau upastas, briaunas. Kažkaip bandyti lygiai prisimesti ir prisikibyti. Susikibyti, stižain perseit per tiltą ir suvirinti viską krūvą. Va. Reik dabar galinį tiltą pripukteliuoti. Kažkaip. Prireiktuoti, kad neit paskui skersis. Jo vaizd bus. Nu tik pamanyk, tiltai ir sukibyti. Rėms jau įgauna formą, vaizdą. Formą vaizdą, čia susitempti, nes buvau prasižergęs. Prisisuk, prisivirina oras, prisivirina receiveriai, tokios grebnioj vietoj, viskas kartu sukinėsis su žiedu, nieks niekur nemaišys, sukilaidų, hujaidų, rėmo numeriai, viskas dokumentai tvarkoj. Va taip. Dabar tiktais atdėsam kūzovą, a nedėsam. A taip, nusmėliosim, kam reikės tas nusipirks. Neaišku. Bet jaučką dėsam. Bandysim dėti. Dujokoti svaršiko. Va tokelis. Dabar atrodo gaidiškai, nes čia visas ir šiukšlynais apkrauta, bet kai viskas nusismėlios, nusidažys, pasidarys jau rėms iki galo, čia dar reiks padaryti tokį bamperiuką, lempas, kur prikabinti visą galą, kad gražus būtų. Šlangas, laidus prasivedžiuoti, viskas kuinas pasidaryti. Nu ir dar čia tų reikalų, bet jau važiuot gali, jau gali tampyti, važinėtis. Jau dėl to bėdos nėra. Iš tašką B jau gali nuvažiuoti, iš dažyklos į smėliarkį.
Вот так. Nusismeliavo ir nusimaliavojo. Vien žodžiu, kuzovą nieks nebedės, kažkas užsimanė. Kažkam reikia karčių tokį rėmą, užsidės kažkokį, nežinau ką čia užsidės. Šūdams veš, karčių, mėšlus veš. Nežinau ką čia daryti. Karčių, man neįdomu. Va taip, nusismeliavo, nusidažė, tikime, kad nauja. Tokį šiokį tokį, aišku. Galėjai biški tas rymis, bybis, blėd ir juodai nudažyti, ką nors. Pavyzdžiui, dešlių. Receivers juodai reikėjo nudažyti. Receivers juodai, čia juodai. Dešlių juodai. O gal net visas žiedas šitais juodai būt neblogai atrodęs. Šlangas, bybis, rymis irgi šitais blėd uždažęs, nu ta kūrva. Šetonas. Šetas normaliai. Aišku, kaip vis laikai, kai nusismėliau, nusidažu reik dabai. Priburt lemps, bumper. Ir išvažiuos, na, ko nu kažkur pas kažką. Dabar aišku viskas nudegs. Kad tas laipsnis kitaip nebuvo. Anerin. Taupo, aišku. Už tą turim darbą, jo. Dirbam, blėt, 3x to pačių šūdą, nahui. Už tą turim darbą, blėt, visai kaip rus laikais. Dirbam. Įgaunus gražiai, jo. Dirbam, blėt, 3x to pačių gali iš vienas ik padaryti. Nu, bet. Tokį politikų, ką žinau, kodėl taip ir, bet. Hui, ne. Garage update. Ne per daugiausiai, čia kažkas ir padaryta nuo paskutinė. Padarėma, bet koloną tą šuniaus 5 koją nusigrioviau. Pasirėmiau su šitais 2 pagaliais. Laikos tikrai neblogai. Plyt šitais nusivaliau reikės. Pasimūryti ant skylių visokių čia blėt pridaryta. Čia vien žodžiu yra giliai šitas, labai giliai. Čia buvau per 3 šiupelės iškąs, nes norėjau pažiūrėti, kas čia ir per 2 cisterną bačką. Čia pasirodė ir 200 įkasta. Nežinau, dėl kokios priežastys čia, kas čia ką bandė padaryti, neįsivaizduoju. Žodžiu, tokie va dalykėliai, čia va pamats. Stovi ore. Kažkodėl nežinau, čia šiaip yra laukinė siena buvus, nes tas gals ir kažkelintais metais buvus pristatyts. Čia kažkada va iki čia tik buvo. Bet tai tas pamats toks, aš nežinau, kodėl čia
Ar čia iš vis gal pamatų vadinti. Bet jeigu laikį tą sieną, tai turėtų laikyti. Vis tiek čia aukščiau pilsis negu kad ir tas vis pamats. Nes tas pamats ir žemiau kiemo netgi. O reik aukščiau dabartinio esamo kiemo bent jau 5 cm pasidaryti aukščiau visas grindis, kad nebėgtų čia man į vidų vienu žodžiu. Reik tos bagis išsistumti lauk. Galės čia, aš čia dašiukšlių ir dahuja. Čia kadangi malkos ir bus laikytas 130 metų. Supranti, tai čia ir kaip durpis visur. Ir visokių supuvusių dar ir va. Pagaliukų, ble. Čia išeltam kam nors grins durpis ir čia kirminus liko kiek jie daug. Drėgna čia nesigerai. Nu va, tikite padaryti. O kūna čia kas čia be pajudės dabar tų darbų dahuja ir vasarą. Va taip. Niek per daug čia ir nepadariau. Bet tais, kad tik pusdienos kuršaus, kol čia viską nusigriau, susiramšiau, nusivaliau. Tas prakeiktas huinas. Nu, bagiai, kaip jau žinot, reikia tik stabdžius pasidaryti, kuris vedas, važiuoja. Bėgiai veik, sanka veik, viskas gerai, tik tais, tik nėra stabdžių. O čia ir pizdės, čia yra aparats. Čia nežinau, kada nors kažką reikės daryti, sana. Bent jau užkurti. Čia ir TDS-as. TDS-as man toks senas čigon sakė, kad tik tais kūčių naktį užsikurti TDS-as. Nu, nežinau. Aš tai nelauksiu kūčių nakties. Aš tai norėčiau savo chodu išvažiuoti iš čia. O tokie reikaliukai. Ko, valytais. Viskai šiukšlyną didžiai dalį. Pravodyt laukiu ir o tokie reikaliukai kol kas su garažu. Niekai į priekį daug nepasistumėjau. Nu, bet žinai, sobin kare kaip šiek tiek daug, tai čia vis gals apeitai ir total košmar. Į ten. Žolės pjovimai, visokie krūmų karpimai, nu karoč, ne. Vykdėjau. Tiek žinių šiam kartą apie garažą. Kitsik jau kažkas jau bus gal ir pats padarytis tam keltuvui.